Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės kampanijos sąskaitos. Mėly bendražygiai, kolegos, pirmiausia, turbūt niekam nereikia priminti, kad gyvename sudėtingais ir neramiais laikais. Ir tiesą sakant, neįmanoma atsiversti Lietuvoje ar netgi užsienio portalo ar laikraščio, kur negautume priminimo, Europoje vyksta karas. Pasaulyje tvyro įtampos. Kiekviena politikų ar ekspertų kalba primena, kad gyvename neapibrėžtumo laikotarpyje. Taip plika akimi matyti ir Lietuvoje. Nuolatos sulaukiu klausimų iš žmonių prašančių tiesiai šviesiai pasakyti, ar dabar verta pirkti būstą Lietuvoje, ar mano šeima bus saugi, to paties klausia ir emigrantai, norintys sugrįžti, ar verta grįžti dabar, ar gal geriau palaukti. Nekalbant apie tuos, kurie svarsto investuoti Lietuvoje. Ką būdami sąžiningais prieš save ir prieš visuomenę mes galime atsakyti šiems žmonėms? Mes nei vienas neturime krištolinio rutulio. Ir ta nepatogi frazė – gyvename neapibrėžtumo laikais. Būtent tai reiškia. Mūsų realybė šiuo metu yra nesvarumo būsenoje. Lyg per audrą įsisiūbavęs laivas. Kada ir kaip ta audra nurims, šiandien niekas negali pasakyti. Tai yra vienintelis įmanomas nuoširdus, sąžiningas atsakymas. Tačiau žmogiškas, natūralus noras planuoti savo gyvenimą turėtų būti suprantamas kiekvienam, nes visi jaučia atsakomybę už savo gyvenimą, už savo šeimos ateitį, už savo ateities planus. Žmonės yra įstrigę tarp to, ką jiems leidžia jų asmeninės aplinkybės ir baimės, kurią kursto šiandieninės politinės realijos. Visi tai supranta. Todėl Lietuvoje vos tik prasidėjus rinkimų maratonui jau išvydome savo netikruosius pranašus. Pranašus, kurie žmonėms užtikrintai sako, karas Lietuvoje greičiausiai bus. Ir tai tik laiko klausimas. Jie jau žino ne tik mūsų, bet ir mūsų kaimynų planus. Todėl prideda, kad kaimyninė Lenkija šio karo atveju mums nepadės, nors atvykęs Lenkijos premjeras griežtai paneigia tokius žodžius. Abejojama netgi kolektyviniu saugumu, NATO pajėgumais. Tai stipri žinutė. Tokia stipri, kad žmonės tai girdėdami paveikti baimės pamiršta atkreipti dėmesį, kad girdi tai iš tų, kurie turėtų kalbėti ne pranašystėmis, o teikti sprendimus. Seime, vyriausybėje, savivaldoje. Karo baimė šiandien yra turbūt stipriausias politinis įrankis, mobilizuojantis žmonės, nes taikiuosi tiesiai į svarbiausią, į gyvybę. Aš suprantu, kodėl politikai taip gundosi netikrų pranašų vaidmens. Tai pigus, greitas ir patogus būdas gauti dėmesio. Tai yra toks šoko sukrėtimo lygis, kuris daugeliu žmonių atjungia galimybės mąstyti. Juk mes visi tik žmonės. Mums nėra nieko svarbesnio už gyvenimą. Tačiau šiandien mes ateiname su kitokia žinute. Ateiname, nes gerai žinome. Europa jau buvo šioje situacijoje ne kartą. Po Antrojo pasaulinio karo žmonėms skęstant neviltyje ir skurde, europiečiai pirmą sykį Europos istorijoje padėjo realius pamatus vieningai Europai, kuri veiktų žmonėms, kuri veiktų kiekvienam, bijantiems, išsigandusiems žmonėms, tokiems, kokiais dabar jaučiamės mes. Mėly draugai, mėly bendražygiai, būdami dar vienoje istorinėje Europos kryžkelėje, kuri labai aiškiai rodo, kokį žingsnį turi dabar žengti Europos Sąjunga, galų gale tapti stipria gynybinė sąjunga, retas žino, kad tokie kūrėjai Europos idėjos kaip Churchillis, jie nesustojo siekti taikos po Antrojo pasaulinio karo. Jis matė taiką Europoje tik kaip bendrą politinę europinę bendriją. Ir nors tuo metu Europoje siautė masinis nusivylimas, skurdas,
buvo politikai, kurie tame matė galimybės. Ir mes, kaip ir iki mūsų, Europos kūrėjai, sekame tuo pačiu keliu. Mes renkamės kurti Europą, kuri veiktų kasdien ir kiekvienam, o ne konstatuoti jos mirtį. Kai matau mūsų sąrašą Europos parlamento rinkimuose, aš nuoširdžiai didžiuojuosi. Daugybė suburtų žmonių, turinčių patirties europinėse institucijose, Lietuvos politikoje, sąrašą, kuriame išlaikome lyčių balansą, sąrašą, kuriam priklauso Lietuvos ir Europos institucijų vadovai, profesionalai. Nei vienas kitas sąrašas Lietuvoje neturės tokių stiprių žmonių. Tačiau mūsų kelias dėl to nebus nei kiek lengvesnis. Nes mes pernelyg gerai žinome, kad realūs pokyčiai vyksta ne socialiniuose tinkluose, ne portalų antraštėse. Prognozės irgi siunčia liūdną žinutę. Kitame Europos parlamente apie 25% parlamento narių galimai bus radikalai, atstovaus radikaliom politiniam jėgom. Tad gyvename ypatingai sudėtingais politiniais laikais, kai rekordiškai didelis kiekis politikų renkasi trumpą kelią, ne sprendimus, o baimės botagą. Prekybą, baimę kiekvieną dieną. Kaip tik todėl, kurdami Europą, kuri veiktų visiems, turime ne tik aktyviai remti gynybos politiką, tačiau ir skirti maksimalų dėmesį žmonių socialiniai realybei. Europa gali užtikrinti ne tik karinį saugumą, o jį tiesą pasakius tik žengia pirmuosius žingsnius, mokosi galų gale, ką Europa sukūrė jau šiandien, kuo ji mums visiems tapo, tai socialinio saugumo pavyzdžių, kuriuo galime ir turime remtis, užtikrindami tiek Lietuvos gyventojų, tiek europiečių gerovę. Kalbu apie naują europinės pensijos formulę. 4 darbo dienų savaitę. Galų gale Europos mastų svarstytina bazinių išmokų modelį. Lietuva neturėtų garsėti didžiausią infliaciją bendrijoje, labiausiai išaugusiomis palūkanomis ar brangiausiais vaistais. Šioje vietoje Lietuvoje išties reikėtų daugiau Europos. Tai, kaip socialinį saugumą supranta dabartiniai Lietuvos liberalai, vis dar primena ne Europą, o primena laukinius vakarus. Ar galbūt 90-uosius, ankstyvąjį postsovietmetį, apie kurio grimasą skaitydami vis dar krūpčiojame. Per šią kadenciją Europos komisijoje turėjome daugybę išskirtinių iššūkių. Pandemija, energetikos krizė, galų gale Rusijos karą sukeltą prieš Ukrainą. Aš gerai mačiau, aš pats prisidėjau, kad kiekvienų atveju Europa gali veikti visiems, bet labai svarbu kovoti už europinį solidarumą. Jei ne europinis solidarumas, Lietuva galimai būtų gavusi vakcinas viena paskutiniųjų Europoje. Jei ne europinis solidarumas, kai kurios Europos valstybės net nebūtų galėjusios pabėgti nuo Rusijos energetinio šantažo. Jei ne europinis solidarumas, šiandien Europa tikrai nebūtų pačių didžiausių paramos ramsčių Ukrainai. Tad Europa, kuri veikia visiems, privalo nešti kuo daugiau europinio solidarumo į žmonių socialinę realybę. Atliepti jų šiandienos iššūkius, įkvėpti vilties ir stabdyti tą siūbuojantį laivą, kuris skatina žmonės atsigręžti į radikalius politinius judėjimus, skatina dvejoti dėl savo saugumo, dėl savo valstybės, dėl Europos. Dvejoti galų gale dėl savo šeimos ateities. Mėly draugai, bendražygiai, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos turi ne tik nuostabius žmonės, puikius profesionalus, tačiau ir būtent tokio europinio solidarumo siekiančią programą. Pavyzdžių tame yra apstu. Mes siekiame susitarti, kad europiečio pensija privalėtų siekti mažiausiai pusę jo buvusio atlygio. Šiandien Lietuva pagal šį rodiklį yra vienoje prasčiausių situacijų Europoje. Ir daugybė žmonių, net ir jaunų žmonių, šiandien turi abejonių, ar apskritai sulauks pensijos. Todėl turime atliepti šias baimės ir sustiprinti žmonių tikėjimą ateitimi.
Tam yra būtina technologiškai pažangi ir konkurencinga darbo rinka. Per pastarąją kadenciją dėka žaliojo kurso ES jau padarė didžiulį šuolį į priekį. Tačiau turime užtikrinti, kad sparčiai augančios švariosios pramonės ir ateities ekonomikos darbo vietos bus čia, Lietuvoje, bus čia, Europoje ir kurs saugumą mūsų žmonėms. Todėl sieksime sustiprinti šį svarbiausią žaliojo kurso elementą – žaliosios pramonės kursą. Atsakinga socialinė politika taip pat neįmanoma be stiprių viešųjų finansų. Mes atsakinga politinė jėga. Mes nesižarstome pažadais. Be šaltinių papildomų, kurie galėtų padengti tas išlaidas. Todėl, kurdami veikiančią Europą, turime atkreipti dėmesį į nesurenkamus mokesčius, viešųjų finansų stiprinimą. Kasmet prarandame apie 600 milijardų eurų PVM mokesčio, kurio tiesiog nesurenkame. Vien Lietuvoje šis skaičius siekia 800 milijonų eurų. Visi šie dalykai būtini, kad Europa veiktų. Veiktų dirbantiems ir kuriantiems, veiktų seniorams, veiktų visiems piliečiams, kurie naudojasi viešosiomis paslaugomis. Ir visa tai lygiai taip pat liečia Europos žmonių saugumą, taip kaip ir gynybos politiką. Tad prisimdami iššūkį visi kartu kurti veikiančią Europą, turime išgirsti žmonės, kurie atvirai kalba apie savo problemas, baimės. Kurdami veikiančią Europą turime išnaudoti istorinės galimybės atliepiančias šiandieninius egzistencinius iššūkius. Veikianti Europa privalo apriepti ir kontinentinio saugumo klausimus ir kasdienių žmogaus iššūkius. Galiausiai taip užtikrinsime, kad Europa ir ypatingai ES yra ta vieta, kur žmonių tikėjimas europiniu solidarumu ir jo jėga nugali netikrų pranašų grėsmingiausias pranašystės. Jis privalo nugalėti. Mūsų darbas padaryti viską, kad jis nugalėtų. Būtent tai ir yra veikianti Europa. Ir aš džiaugiuosi, aš didžiuojuosi, kad visi mes, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, nusprendėme prisimti šią nelengvą atsakomybę. Už būtent tokią Europą. Todėl dirbkime vardan veikiančios Europos, dirbkime vardan europinio solidarumo, dirbkime vardan Lietuvos. Ačiū.